Kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Ir tai yra natūralu. Nepriklausomai nuo to, kaip žmogus gyvena, ką jis daro, kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Tik tai kaip ir kame yra klausimas, kur ieško, kaip tos laimės siekia, ką dėl tos laimės yra pasirengęs padaryti. Tam, kad žmogus galėtų būti laimingu, savame aišku, reikia Dievo. Bet toliau žiūrint, žmogui reikia suprasti, kas jis yra ir kokia jo gyvenimo prasmė. Be šitų dviejų tokių paprastų ir žmogiškų dalykų laimės pasiekti yra neįmanoma. Ir tai buvo nuo pat pradžių. Dievas sukūrė visą pasaulį, sukūrė pirmąjį žmogų, dar jam atveda visus gyvūnus, parodė, kokių nuostabių gyvūnų yra prikūręs. Sako, jis suteikė visiems vardus ir vis tiek jaučia trūkumą. Dėl to, kad žmogus save, kaip žmogų, normaliai gali atpažinti, matydamas kitą, tokį kaip jis. Ir kai yra sukuriamas antrasis žmogus, taigi įvyksta ir sustapatinimas, ir misijos atpažinimas. Štai, kitas toks pat kaip ir aš. Iš vienos pusės kitoks, bet iš šitos pusės aš esu žmogus. Ir štai žmogus. Aš esu vyras ir štai yra moteris. Ir kai jie supranta, kas yra, gauna misiją. Valdyti pasaulį ir pripildyti jį, daugintis. Valdyti pagal jo valią. Ir jie gyvena kur? Jie gyvena rojuje. Tai yra vieta, kurioje nėra skausmo, kurioje nėra liūdesio, kuriem visko yra, kur reikia. Be visų tų kvailų klausimų apie tai, ar ten, ar rojuje bus ten, nežinau. Žinote, sako, ar bus rojuje alus? Nes, sako, kažkas sako, mano laimė reikia alaus. Iš vienos pusės, ten bus viso to, ko tau reikia. Tikrai tai, ko tau reikia, čia nereiškia, kad tau tenai to reikės. Bet kokiu atveju jie gyvena laimingai iki to momento, kada jie pagalvoja, kad gali būti kažkuo kitkuo, arba norėtų būti kažkuo kitkuo. Taip, mintį, idėją pakiša gyvatė, piktasis. Bet žmogus užkimba. Ir kuo viskas baigėsi? 4 metai karas vyksta Ukrainoje. Tiesioginė pasekmė. Bet ne apie tai. Apie tai, kad baigėsi laimė. Ir visa žmonijos istorija iš tiesų yra kova dėl laimės. Didžioji daugumoje dėja yra neteisinga kova dėl laimės. Dėl dalykų, kurie neatneša laimės arba kurie neduoda tai, ko žmogui labiausiai reikia. Šios dienos Evangelijoje Žydai ateina ir užduoda Jonui klausimą, tą esmišką. Sako, kas tu esi? Ir Jonas atsako, jis supranta, kas jis yra, ir jis nesiruošia ir nenori būti niekuo kitkuo. Tai yra ypatinga asmenybė. Tai yra žmogus, kuris, galima sakyti, sujungia tai, ką mes vadiname Senuoju ir Naujuoju testamentu. Tai yra tas vienintelis, kuris nurodė Jėzų Kristų. Tai yra tas, kuris rinko minias, kad įvestų prie Dievo. Kuris šių dienų pasaulyje būtų vadinamas žvaigžde. Ir mes labai nedaug žinome apie patį Joną Krikštytoją, apie jo vidinį gyvenimą, nežinau, apie jo kovas.
Bet kadangi jisai buvo žmogus, yra visiškai natūralu, kad jį piktasis gundė lygiai taip pat kaip bet kurį kitą žmogų. Ir to laiko žvaigždę natūraliai gundė atsistoti į vietą to, kurį jis buvo pašauktas tik tai skelbti. Bet iš to, ką mes skaitome, jis tam nepasidavė. Puikybė, kurią piktasis bando kurstyti, abejonės arba norą būti kažkuo kitkuo, negu esi pašauktas būti, Jonas atmeta. Sako, kas tu esi? Sako, labai aiškiai vardina, aš ne Mesijas, aš ne Elijas, aš ne pranašas. Nors daugelis jį tai vadino ir tai turėjo žmogiškai atrodo glaustyti tą širdį, ne? Nu, žiūrėkit, koks aš svarbus ir kiek daug apie mane gražių dalykų sako. Ir kai paklausia, tai kas tu esi? Viešpatie, ką jisai sako, aš esu tyrose šaukiančio balsas. Esate jautėsi kažkada, kai jūs sakote ir niekas neklauso. Tarsi, lietuviškai tai sako, tarsi žirniais į sieną. Ir tada koks siudulys į mane. Jis sako, aš tas esu, kuriam yra duota kalbėti. Tyrose, kuriuose ėjo ir nuėjo. Kažkur užklydo, kažkas išgirdo, kažkas priėmė, bet aš esu būti pašauktas tuo, kuris yra šviesa. Aš esu tik tas, kuris paruošia kelią. Taisykite Viešpačio kelius. Ir viskas. Tas gundimas norėti būti kažkuo daugiau, iš vienos pusės Dievas mus yra pašaukęs ir įrašęs tą troškimą būti daugiau. Bet daugiau ne kažkuo kitkuo, o daugiau žmogumi, daugiau savimi. Ir tai yra įmanoma tik tada, kada aš priimu savo tapatybę. Pirmiausia, tapatybė kaip žmogaus, sukurto pagal Dievo atvaizdą ir pašaukto tapti pagal jo panašumą. Antro, kaip to, kuris turi pašaukimą. Ir nors mes, ir pasaulyje, netgi atrodo bažnyčioje kartais galima pagalvoti, matom labai tos tokius didelius skirtumus. Ne? Vienu žmonės, kurie tikrai, atrodo, turi kokius talentus ir daro didžiulius dalykus. Ir kiti, kaip mes tokios paprastos pelytės, kurios, kažką daro, kažkur sukasi, kažkiek viskas, bet ir netgi, kai mes, pavyzdžiui, šiandien minime du šventuosius. Ir kas kartais mes turime minėjimą įvairių šventųjų, tai yra tų, kurie pakelti, sakome, į altoriaus garbę. Kodėl? Todėl, kad jų įnašas į bažnyčios istoriją, į Dievo pažinimą buvo milžiniškas. Ir jie statomi kaip pavyzdžiai. Bet žymiai daugiau yra tų, kurie tiesiog nugyveno, liaudiškai sakant, paprastą, eilinį švento gyvenimą. Ir nugyveno ir nieks jų vardų neprisimena. Norėčiau kažką padaryti daugiau, bet tai yra žmogiškas žvilgsnis. Taip, mes galime palyginti, sakyti, žiūrėkit, kiek tas padarė, o kiek va šitas padarė. Bet Dievo akyse nėra nieko daugiau, negu išpildyti savo pašaukimą. Dievo akyse šventas yra šventas. Nepriklausomai nuo to, ar jis padarė tokius dalykus ir darbus, kurie turėjo labai didelį įtaką bažnyčiai, ar kuris atrodo nepadarė nelabai ką, tiesiog šventai gyveno, tiesiog meldėsi, tiesiog buvo pavyzdžių. Todėl, kad jo pašaukimas buvo toksai.
O šito pašaukimas buvo toksai. Ir Dievo akise jie būdu yra tokie. Nei vienas nemažesnis, nei vienas neprastesnis. Kodėl? Todėl, kad jie tam buvo pašaukti. Ir kai kai mes priimame savo pašaukimą, savo tapatybę, savo pašaukimą, kai nebandome apsimesti kažkuo kitkuo arba bandyti būti kažkuo kitkuo, tada mes būname laimingi. Todėl, kad visa tai, kas ateina į mūsų gyvenimus, yra pagal mūsų jėgas. Taip, normaliai, jeigu einate su viešpačiu, tai manau visą laiką atrodo, kad jis visą laiką duoda daugiau, negu mes galime. Ir atrodo viskas, va čia yra riba, jau daugiau tikrai nebegaliu. Ir tada ateina sekanti užduotis. Sekantis etapas, kuris pasirodo dar didesnis yra. Ir tada pasirodo, kad ir jį kažkaip tai gali. Kodėl? Todėl, kad Dievas davė dovanas, davė reikalingas pagalbas ir pagalbininkus, kad tai įgyvendintume. Jeigu mes tik priimtume savo pašaukimą ir tiesiog juo pilnai gyventume, mums nieko daugiau nereikėtų dėl laimės. Vien Dievo gana. Ir gyvenimas savo pašaukimą yra vien Dievo gana. Įgyvendinimas visų tų talentų, kurias mes turime, vien Dievo gana. Tik tai juos įgyvendinkime, tik juos išpildykime. Ir to pakaks. Ir turėsit laiko visam tam, kam dar reikia. Jonas yra puikus pavyzdys, kuris atrodo prieštaraudamas žmogiškai logikai, labai aiškiai atėjus laikui pasitraukė į šalį. Mano laikas praėjo. Dabar yra jo laikas. Ir aš čia buvau dėl to, kad būtų jo laikas. Be jokios širdgėlos. Nes aš įvykdžiau savo misiją čia. Bet tam reikia labai daug meilės, labai daug tikėjimo ir labai daug buvimo viešpatyje. Kad išgirstume, kad atpažintume ir kad priimtume. Ir supratimas, kad kito talentai, jų spindėjimas ir žibėjimas niekiek nemažina mano talentų svarbumo. Dėl to, kad tam, kad Jėzus ateitų, reikėjo to, kuris paruoštų kelią. Kad ir kaip apie jį po to galbūt buvo daugelio užmiršta. Bet jo reikėjo. Ir jisai buvo svarbus. Taip pat ir mes. Ir kai taip pradėjai žiūrėti savo gyvenimą, iš gyvenimo pradeda trauktis pavydas. Pradeda trauktis ta nesveika konkurencija. Kaip mums sako Paulius, jeigu norite rungtyniauti, rungtyniaukite meilėje. Ir to pakaks. Ir ojojoj, kiek tai bus nelengvas dalykas. Ir jeigu apsispręsime ten rungtyniauti, taip žmogiškai sakant, niekur kitur jėgų rungtyniavimui nebeliks. Nes meilė neskaičiuoja, jie atiduoda visą. O kai visą atiduodi, tai ten jau nieko nebelieka. Ir kai visą atiduodi, būni prie viešpaties. O tai paprasta, ne? Nuėjusiem metam. Kiek nedaug reikia, kad būtum laimingas. Bet tuo pačiu,
Kiek daug aplinkui yra tų dalykų, kurie bando tą mintį išmušti. Kurie bando įrodyti ir įvesti, kad reikia dar daug kitų dalykų, kad būtumėte laimingi. Kad turėtumėte ramybę, kad būtumėte savimi. Kiek šiais laikais yra tų visokiausių treningų? Ne. Kad būtum laimingas, kad surastum savo tapatybę. O geriausias treningas. Ta prasme, nei vieno iš tų, kurie dabar yra taip skelbiami, nenugalėtas. Kiek tūkstančių metų jau yra? Ir nesikeičia, ir nė žodis nepradings, nė raidė. Ne tai, kad tokie dalykai, kur kažkas skelbia arba ragina, arba galbūt padeda atrasti, yra blogai. Yra blogai tada, kada tai nesutampa su pagrindu. Jeigu tai sutampa su pagrindu, jokių problemų. Galima kalbėti, galima nagrinėti ir laimės, ir tapatybės klausimą, bet viskas tas vis tiek sueis į jį. Ir jeigu į jį nesueina, tai tada į kieno atvaizdą bandoma tapti. Kiekvieną kartą, kai širdyje bandys kilti pavydas, sugrįšime prie jo. Pasaulis tikrai ne visą laiką yra teisingas. Ir pasaulyje tikrai ne visada gausite tą atlygį, kuriuo esate verti. Ne visą laiką, atrodo, gausite vietas, kurių esate verti. Ar taip iš tiesų yra? Nežinau, gali būti. Bet nesvarbu, kurioj vietoj būsite, kurias, nežinau, pareigas užimsite, kurios dalykus darysite. Be jo visą tai net neš nei prasmės į gyvenimą, nei laimės. Todėl kiekvieną kartą, kai kyla pavydas, verta sugrįžti prie jo. Ir paklausti viešpatio, pirmas dalykas, kur mane kvieti? O antras dalykas, ko aš savo gyvenime nematau, kad aš pavyzdžiu kitam. Nes Dievas yra pasakęs, aš noriu, kad jūs turėtumėte gyvenimą, kad turėtumėte jo apsčiai. Ir jeigu aš to nematau, jeigu aš to, sakau, nepatiriu, tai problema yra arba su manim, arba su juo. Bet manau, jeigu esate čia, suprantat, kad tas arba greičiausiai yra klaidingas mąstymas. O supratimas, kad kažkas negerai su manimi, tai nėra proga save kažkaip dabar nuplakti ir pažeminti. Tai yra tik supratimas ir priminimas, kad esu žmogus, kuriam reikia jo pagalbos. Ir kuris jame gali surasti save patį ir savo gyvenimo pašaukimą. Tai tebūnie šie metai iš tiesų prasmės ir pašaukimo metai, kiekvieno iš mūsų pašaukimo metai. Pabandykime per šios metus maksimaliai išgyventi savo pašaukimą, maksimaliai jį patirti ir nebijoti apie tai liudyti. Ten vaikščioja gausybė žmonių, kuriems reikia iš jūsų išgirsti apie tai. Kad jie negalvotų ir nesakytų, jog kunigas taip sako, todėl kad jis turi taip sakyti. Bet žiūrėtų jūs ir suprastų, kad jūs tai sako dėl to, kad jūs tuo gyvenate ir tuo tikite. Amen.